Sveiki, aš Marius. Valtorinsą tikriausiai visi žinot, bet ar teko girdėti Tignes? Tignes kurortas kiekvienais metais konkuruoja su Valtorinsu dėl pačio geriausio kurorto visoje Prancūzijoje. Tignes kurortas pasižymi plačių pasirinkimų, tai turime net 300 km trasų, tiek mėlynų, plačių raudonų, stačių juodų, be abejo daug smagių après-ski barų. Jeigu teko tūsintis Valtorinse Le Foledius bare, tai žinokit, jį rasite ir Tignese, kur netrūks tiek pat ir pilstomo šampano, ir gražių šokėjų, ir putų, ir šokių ant stalų, visko ko reikia. Gyvensime prabangesnės klasės erdviuose apartamentuose, kurie yra ant trasų. Jums užteks išeiti pro skirumą tiesiai ant trasos. Turime tikrai solidžius 2 miegamųjų 4-viečius apartamentus, kurie turi net 2 vonios kambarius, taip pat ir šiek tiek didesnius 5-viečius. Apartamentuose yra virtuvėlė, bet jeigu tingėsite gamintis, galite užsisakyti pusryčius registratūroje. Rezidencijose yra sauna, garinė pirtis ir netgi nemažas baseinas. Skrendame iš Vilniaus tiesiai į Prancūzijos Grenoblio oro uostą. Kiekvienam yra įskaičiuotas rankinis, registruotas bagažas, o sportinį pasidalinsime dviese. Transferis nuo oro uosto netruks ilgiau nei 2,5 valandos. Nepamirškite, kad Tignese mažiau eilių, lygesnės trasos ir pasimatom tenais.